Labą dieną, gerbiami konferencijos dalyviai, organizatoriai, svečiai, ponai ir ponios. Lietuva iš tikrųjų turi istorinį šansą. Per masinę daugiabučių namų modernizavimo programą renovuoti senus daugiabučius namus ir iš tikrųjų pasiekti didesnį energinį saugumą, didesnį energinį efektyvumą ir turėti visai kitokį ir aplinkos, ir gerbuvio vaizdą. Iš tikrųjų, žiūrint į retrospektyvą, mes negalėtumėm pasigirti labai įspūdingais rezultatais. Jeigu palygintumėm 9 metų praeitį, tai per 9 metus Lietuvoje buvo renovuota per 500 daugiabučių namų. Tačiau didelis proveržis ir didelis startas pasiektas būtent šiais 2013 metais. Ir tai reprezentuoja skaičiai. Per šiuos metus mes patvirtinom naują daugiabučių namų modernizavimo programą. Per šiuos metus mes pasirašėm 56 partnerystės sutartis su savivaldybėm dėl 840 investicinių projektų rengimo. Šiandien dienai mes turime 700 investicinių projektų pilnai parengtų ir, kas svarbiausia, ne tik kad parengtų, bet suderintų su gyventojais. Tai yra jų praktiškai duotas startas arba duotas kelias į konkrečiai renovacijos įgyvendinimą. Ir šiandien dienai mes turime jau ir rangos darbų, pradėtų rangos darbų Ignalinoje, Zarasuose, Druskininkuose, iš viso per 100 daugiabučių namų pradėję statybos rangos darbus. Jūs galėtumėte paklausti, o kurgi sėkmės formulė? Iš tikrųjų, kas pasikeitė? Kodėl mes per 9 metus šito nepadarėm, o štai per 1 metus mes sugebėjom padaryti šitokį proveržį? Pasakyti 3 pagrindinius akcentus arba 3 esminius kertinius sėkmės ramsčius, sėkmės pamato ramsčius. Tai pirmas yra komanda. Be jokios abejonės, jeigu nori kažką įgyvendinti, vienas lauke ne karys. Ir buvo padaryti pakeitimai, kad šita programa nebūtų tik tai nacionalinė, tik tai valstybinė programa, bet kad šita programa būtų ir savivaldybių bendras reikalas. Tai iš tikrųjų visos Lietuvos 60 savivaldybių yra įtrauktos į daugiabučių namų modernizavimo programą ne kaip stebėtojos, bet kaip aktyvios dalyvės ir kurios iš tikrųjų yra atsakingos už rezultatus jų savivaldybėse. Antras, manau, sėkmės pagrindas – kompensacijų sistema. Lietuvoje mes turime tokią sistemą, kad nepasiturinti žmonės arba žmonės, kurie neuždirba normaliai pajamų, jie gauna kompensacijas už šilumą. Tai pagal dabartinį modelį tie žmonės, kurie gauna kompensacijas už šilumą ir balsuoja prieš daugiabučių namų modernizavimą, jiem yra atimama visiškai kompensacija. Tai jūs galite sakyti neteisinga, mes vykdome neteisingą politiką. Bet iš tikrųjų valstybė paskaičiavo, kad šitiem energiškai neefektyviem namam, kur išeina šiluma per kiaurus stogus, per langus, per duris, mes išleidžiam arti 200 milijonų litų per metus. Ir šitiem žmonėm, kurie gauna kompensacijas už šilumą, jiem renovacija kainuoja 0. Tai yra valstybė remia pilnai 100% visas renovacijos išlaidas. Ir manyčiau, trečias sėkmės pagrindas yra gerai suorganizuota, suplanuota finansų schema. Mes turime Džesikos apyvartinį fondą, iš kurios finansuojame visą daugiabučių namų modernizavimo programą. Tai yra kartu su Europos investiciniu banku sukurta priemonė, kuri, manau, tikrai pasiteisino ir sėkmingai veikia. Ir mes teikime 40% negrąžinamą subsidiją, grantą, kas dabar dalyvauja daugiabučių namų renovacijos programoje. Ir iš Džesikos apyvartinio fondo galima gauti lengvatinį kreditą, likusiai 60% dalį, su 3% palūkanom 20 metų laikotarpiui. Tai, manau, būtent tie dalykai yra esminiai, kurie mums padėjo pasiekti šito progreso šalyje. Bet prisiminus Winstono Churchillio pasakymą, kad sėkmė būna 2
dalių arba dviejų tipų. Būna pradinė sėkmė ir būna galutinė sėkmė. Tai konstatuojant ir vertinant visą dabartinę eigą, aš galiu pasakyti, kad mes turime starto pradinę sėkmę. O galutinė sėkmė, manau, tikrai bus nulemta nuo sugebėjimo valdyti procesą, stebėti ir greitai reaguoti į pasikeitusią situaciją, be jokios abejonės bendrauti, bendradarbiauti ir pasisemti iš kitų šalių ne tik gerosios, bet ir blogosios patirties. Taigi labai noriu pasveikinti šitos konferencijos organizatorius, dalyvius. Labai tikiu, kad šita diskusija ar šiandieninė susitikimo tema tikrai bus labai įdomi ir suteikianti mums dar didesnio pagrindo arba galbūt didesnių pamastymų ar naujų idėjų sėkmingo daugiabučių namų modernizavimo, masinio daugiabučių namų modernizavimo įgyvendinimo Lietuvoje. Ačiū ir gerų diskusijų.